Pricer LT prekių palyginimas. Veldan virta daktariška dešra prieš giminių virta daktariška dešra. Kas pigiau ir kas geriau. Tęsim Veldan palyginimų seriją. Dabar palyginsim Veldan virtą daktarišką dešrą su Biovelos Utenos mėsos giminių virta daktariška dešra. Na, visų pirma kainos. Tai Veldan daktariška dešra kainuoja 8,30 € už kilogramą, Utenos mėsos giminių virta daktariška dešra kainuoja 9,82 € už kilogramą. Tai giminių daktariška dešra yra 1,52 € arba 18,3% brangesnė už Veldan daktarišką dešrą. Taip, matematiškai apsimoka rinktis Veldan, bet ar tai yra vienodi produktai? Na, visų pirma, žiūrime jų kilmes. Tai Veldan dešros gamintojas yra Biovelo Utenos mėsa UAB, taip pat LT17EB veterinarinis numeris. Taip pat šios giminių dešros gamintojas yra taip pat Biovelo Utenos mėsa UAB, veterinarijos numeris beje irgi sutampa, tai reiškia eina jos iš tos pačios gamyklos. Kas yra įdomesnio jų sudėtyje? Sudėtis jų yra panaši. Labai ilgai ieškojom, kad būtų dešra tik su kiauliena, be jokių papildomų įterpimų ir intarpų. Štai vienos sudėtis ir energetika. Ir kitos sudėtis ir energetika. Mes po to taip įdėsim į lentelę, kad būtų aiškiau matyti. Kokie yra esminiai skirtumai? Pagrindinės sudedamosios dalys yra praktiškai tos pačios. Kiauliena, vanduo, druska, skirtingai nuo giminių daktariškos dešros, Veldan daktariškos dešros yra kiaulienos baltymai, cukrus, kvapiosios medžiagos ir kvapiosios rūkymo medžiagos. Visos yra dekstrozė, bet pagrindinis skirtumas yra tarp priedų. Veldan yra be skonio stipriklių, ką jie ir be pridėtinių skonio stipriklių, ką jie akcentuoja, o reiškia giminių su. Veldan yra emulsiklis E420, tai yra difosfatai. Pas Veldan yra kitoks antioksidantas nei giminių dešroj, tai E306 tokoferolių koncentruotas ekstraktas. Na, o giminių yra kitas antioksidantas, tai natrio askorbatas, stabilizatorius E451 pentanatrio trifosfatas bei pentakalio trifosfatais. Na ir minėti skonio stiprikliai. Giminių dešroje yra E621, visiems žinomas mononatrio gliutamatas, ir E635 dinatrio 5 ribonukleoidai. Be jokios abejonės šiuo atveju daktariškos sudėtis geresnė. Energetinė vertė gaunasi aukštesnė Veldan, 228 kilokalorijos, o giminių 214 kilokalorijų, riebalų daugiau Veldan 20 gramų, iš kurių sočiųjų 7,9, giminių atitinkamai 19 gramų ir sočiųjų 6,7, angliavandenių daugiau giminių 0,8 gramo, cukrų 0,6 gramo, Veldan atitinkamai 0,6 gramai angliavandenių, cukrų 0,5. Baltymų vienodai po 11 gramų, druskos daugiau Veldan yra 1,9 gramo, o giminių yra 1,7 gramo. Na, Veldan be skonio stipriklių, kad viską išsiaiškinti, reikia paprasčiausia imti ir prapjauti bei paragauti. Tai viena dešrytė ir kita dešrytė.
Taip, jeigu pasižiūrėti pjūvį, tai pjūvis pas visus gražus, lygus, kažkokių tokių ypatingai išsiskiriančių inkliuzų nėra. Kvapas pas visas yra panašus, galbūt giminių dešroje labiau jaučiasi dūmai, nors dūmo aromatizatorius yra abiejose. Giminių matosi kiek tai šviesesnį, bet esmė bus skonyje. Tikėkime, kad ten, kur daugiau skonio stipriklių, tai ir skaniau, arba ne. Taip, imam vieną ratuką, imam kitą ratuką ir žiūrėsim, bei ragausim. Na, veldan struktūra gera, tvirta daktariška dešra, skonis malonus, lengvai sūrus. Giminių struktūra panaši. Irgi tvirta, neskysta. Sūrumas irgi, nors ten gramai skiriasi, sūrumas panašus, bet tikrai giminių dešroj jaučiasi daugiau dūmo skonio. Na, šiuo atveju tai tikrai nėra pliusas, nes šios dešros nėra rūkytos, tai pasiekiame pridedant papildomų aromatų. Bet iš esmės kaip produkte didelio skirtumo nėra. Tai yra abi labai neblogos daktariškos dešros. Tačiau turint galvoje, kad giminių dešroje šiek tiek daugiau yra raidžių, maistinė vertė yra mažesnė, tai tikrai galima drąsiai rinktis veldant daktarišką dešrą. Tai ne tik tai sutaupysit, bet ir gausit pagal sudedamas dalis geresnį produktą. Žinokite ir naudokitės.